Sveiki, šiandieną nutariau atsakyti vieną iš jūsų klausimų. Klausimas skamba taip: kiek laiko Adomas gyveno amžinybėje Edeno sode? Egzistuoja dvi versijos, nuo kada reikėtų pradėti skaičiuoti Adomo metų trukmę. Tai yra pirmoji versija, kad Adomo metų skaičiavimas turėtų prasidėti nuo sukūrimo akimirkos, tai yra nuo tada, kada Dievas sukūrė Adomą. Antroji versija, kad Adomos metų skaičiavimas turėtų prasidėti nuo tos akimirkos, kada Adomas ir Ieva nusidėjo ir buvo išvaryti iš Edeno sodo. Dabar paimsiu pirmąją versiją, tai yra kada Adomo metų skaičiavimas prasideda nuo tos akimirkos, kada Adomas buvo Dievo sukurtas. Pradžios 5 skyrius nuo 3 iki 5 eilutės. Čia yra parašyta: Adomas buvo 130 metų, kai jam gimė sūnus, panašus į jį pagal jo paveikslą, ir jis pavadino jį Setu. Po to, kaip tapo Seto tėvu, Adomas gyveno 800 metų ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Adomas gyveno 930 metų, po to jis mirė. Na, nenustebkime, matydami tokį ilgą Adomo gyvenimą, jis pragyveno 930 metų. Pirmieji žmonės buvo ilgaamžiai, ne tokie kaip mes šiandieną. Kada skaitome šventą raštą, mes matome, kad laikui bėgant žmogaus gyvenimo trukmė dėl to, kad nuodėmė įsigalėjo šioje žemėje, pradėjo po truputį mažėti. Ir šiandieną mes matome, kad vidutiniškai žmogus gyvena nuo 70 iki 80 metų. Atkreipkime dėmesį trečią eilutę. Čia yra parašyta, kad Adomui buvo 130 metų, kaip jam gimė Setas. Taigi tas 130 metų šioje vietoje yra mūsų atraminis taškas. Klausimas, ar iki Setui gimstant Adomas turėjo kitų vaikų? Pradžios 4 skyrius nuo 1 iki 2 eilutės. Vyras pažino savo žmoną Ievą, ji pastojo ir pagimdė Kainą. Viešpaties padedama gavau berniuką, pasakė ji. Po to ji pagimdė jo brolį Abelį. Abelis tapo aviganiu, o Kainas žemdirbiu. Taigi mes matome, kad iki Setui gimstant Adomas turėjo dar 2 vaikus. Tai yra Kainą pirmagimį ir antrąjį sūnų Abelį. Svarbu suprasti, kad pirmieji vaikai, tai yra Kaino su Abeliu, Adomui ir Ievai, gimė po nuopuolio. Tai yra tuo metu, po to, kada jie buvo išvaryti iš Edeno sodo. Koks galėjo būti Kaino ir Abelio amžius, kada įvyko tas konfliktas tarp brolių? Pradžios 4 skyrius nuo 3 iki 8 eilutės. Laikui bėgant Kainas aukojo viešpačių žemės derliaus atnašą, o Abelis savo ruožtu aukojo savo kaimenės rinktinės pirmienas. Viešpats maloniai pažvelgė į Abelį ir jo atnašą, o į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Todėl Kainas buvo labai piktas ir prislėgtas. Viešpats užkalbino Kainą: dėl ko tau tai pikta? Kodėl esi toks prislėgtas? Jei gerą darai, irgi nebūsi pripažintas, bet jei gerą nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė. Jį geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti. Kainas apsibarė su savo broliu Abeliu. Kai jie buvo laukose, Kainas pakilo prieš brolį ir užmušė jį. Na, šiose eilutėse mes nerandame atsakymo, kiek Kainui ir Abeliui buvo metų, kada jie apsibarė. Bet tam tikras prielaidas galime daryti, bet tai yra tik tais prielaidos. Mes matome iš kontekstų, kad Kainas ir Abelis jau buvo brandus suaugę žmonės, tai nebuvo vaikai, nes jie žinojo, ką reiškia aukoti viešpačiui atnašas, jie žinojo, kokias tas atnašas reikia aukoti. Jie turėjo amatus abu, ar ne? Kainas buvo žemdirbys, tuo tarpu Abelis buvo aviganis, tai yra ganė avis. Mes taip pat matome, kad Kainas puikiai suprato, kas yra nuodėmė,
jisai pasirinko nužudyti savo brolį. Tai yra brandaus žmogaus sprendimas. Kiek galėjo būti jiems metų? Na, aš nežinau, aš darau prielaidą, kad maždaug galbūt apie 20-25 iki 30 metų. Bet tai yra tik tais mano prielaidos. Ir jeigu taip, mes turime atraminį tašką, kad Adomui buvo 130 metų, kaip jam gimė Setas. Tai yra, jeigu Abeliui ir Kainui buvo maždaug apie 20-25 metai, tai ir turint omeny, kad jie gimė Ievai, tai yra Adomui ir Ievai po nuopuolio, tai galima maždaug prielaidą daryti, kad amžinybėje arba Edeno sode amžinybėje Adomas su Ieva gyveno maždaug apie 100 metų. Maždaug. Gali būti ir mažiau. Čia tiesiog prielaida tokia. Dabar kas liečia antrąją versiją, kad Adomo metų skaičiavimas prasideda nuo nuopuolio akimirkos, nuo tada, kada jie nusidėjo Dievui, tai šioje vietoje mes negalime daryti jokių prielaidų, nes nežinome, kiek laiko Adomas pragyveno Edeno sode, nes apie tai nėra užsiminta šventajame rašte. Tai vat toks būtų mano pamąstymas švento rašto kontekste. Tikiuosi, kad nors iš dalies man pavyko atsakyti į jūsų klausimą. Na, o aš lauksiu kitų klausimų. Galite savo klausimus rašyti po šiuo video arba tiesiog siųskite jas man asmeniškai. Linkiu jums geros dienos ir iki greito. Sudieu.